Jozuės knyga, 15 skyrius. Atskiros Judo giminės šeimos burtų keliu gavo žemes iki Cino dykumos, siekiančias Edomo pietuose. Jų siena prasideda nuo Druskos jūros į pietus, nuo Akrabimo kalvų, tęsiasi iki Cino pietuose, pro Kadeš Barnėją į Hecroną, pakyla į Adarą ir pasisuka į Karką. Iš čia į Acmoną ir pasiekia Egipto upę. Ir ta riba baigiasi prie jūros. Šita yra pietinė siena. O rytinė siena Druskos jūra iki Jordano žiočių. Šiaurinė siena prasideda nuo jūros įlankos ir Jordano žiočių. Paskui siena pakyla į Bet Hoglą, o nuo Bet Arabos tęsiasi į šiaurę. Toliau siena siekia Rubeno sūnaus Bohano akmenį. Iš Achoro slėnio kyla į Debyrą, nukrypdama Gilgalo link, priešais Adumino pakilimą, kuris yra į pietus nuo slėnio ir eina į saulės šaltinius iki En Rogelio versmių. Iš ten siena tęsiasi į Hinomo slėnį, pro Jebusiečių miestą Jeruzalę. Nuo čia ji kyla į viršūnę kalno, kuris yra į vakarus nuo Hinomo slėnio, gale Refajų slėnio šiaurėje, ir pasisuka nuo kalno viršūnės į Neftoachą, vandenų versmę, ir prieina prie Efrono kalno miestų. Paskui siena pasisuka į Baalą, Kirjet Jearimą, ir nuo Baalo į vakarus, į Seiro kalnyną. Toliau į šiaurinį Jearimo kalnų šlaitą, Kesaloną, nusileidžia į Bet-Šemešą ir tęsiasi iki Timnos. Siena, pasiekusi šiaurinio Ekrono ribas, pasisuka į Šikaroną, tęsiasi iki Baalo kalno, prieina prie Jebneelio ir baigiasi prie jūros. Vakarinė siena buvo Didžioji jūra. Tai yra Judo giminių teritorija. Jefunės sūnui Kalebui jis davė dalį tarp Judo vaikų, kaip viešpats įsakė Jozuei, Arbos Anako tėvo miestą, kuris yra Hebronas. Kalebas išvarė iš ten 3 Anako sūnus Šešają, Ahimaną ir Talmają. Iš ten Kalebas traukė prieš Debyrą. Debyras anksčiau vadinosi Kirjet Seferu. Kalebas tarė, kas užims Kirjet Seferą, tam duosiu savo dukterį Achsą į žmonas. Kenazo, Kalebo brolio, sūnus Otnielis, jį užėmė ir gavo Kalebo dukterį Achsą. Kai ji ištekėjo už jo, jis prikalbėjo ją prašyti savo tėvo dirbamos žemės. Jei atvykus ir nulipus nuo asilo, tėvas klausė, ko norėtum? Ji atsakė, tėve, palaimink mane, tu davei man pietų žemes, duok man ir vandens versmių. Jis davė jai aukštutinės ir žemutinės versmes. Šitas yra Judo giminės atskirų šeimų paveldėjimas. Judo giminė savo žemėse pietuose Edomo link paveldėjo šiuos miestus: Kabceelį, Ederą, Jagūrą, Kiną, Dimoną, Adadą, Kedešą, Hacorą, Itnaną, Zifą, Telemą, Bealotą, Hacor Hatatą, Kerijot Hecroną, Hacorą, Amamą, Šemą, Moladą, Hacar Gadą, Hešmoną, Bet Peletą, Hacar Šualą, Beršebą, Biziotiją, Baalą, Ijimą, Ecemą,
Eltoladą, Kesilą, Hormą, Ciklagą, Madmaną, Sansaną, Lebaotą, Šilhimą, Ainą ir Rimoną. Iš viso 29 miestus su jų kaimais. Slėnyje Eštaolą, Corą, Ašną, Zanoachą, En-Ganimą, Tapuachą, Enamą, Jarmutą, Adulamą, Sochoją, Azeką, Šaraimą, Aditaimą, Gederą ir Gederotaimą. Iš viso 14 miestų su jų kaimais. Cenaną, Hadašą, Migdalgadą, Dilaną, Micpę, Jokteelį, Lachišą, Botskatą, Egloną, Kaboną, Lachmasą, Kitlišą, Gederotą, Bet Dagoną, Naamą ir Makedą. Iš viso 16 miestų su jų kaimais. Libną, Eterą, Ašaną, Iftachą, Ašną, Necibą, Keilą, Achzibą ir Marešą. Iš viso 9 miestus su jų kaimais. Ekroną ir jo miestus bei kaimus, nuo Ekrono iki jūros, visa, kas yra Ašdodo apylinkėje. Ašdodą, jo miestus ir kaimus. Gazą, jos miestus ir kaimus, iki Egipto upės ir Didžiosios jūros kranto. O kalnyne Šamyrą, Jetyrą, Sochoją, Daną, Kirjacaną, Debyrą, Anabą, Eštemoją, Animą, Gošeną, Holoną ir Giloją. Iš viso 11 miestų su jų kaimais. Arabą, Dūmą, Ešaną, Janumą, Bet Tapuachą, Afeką, Humtą, Kirjat Arbą, Hebroną, Ciorą. Iš viso 9 miestus su jų kaimais. Maoną, Karmelį, Zifą, Jutą, Jezreelį, Jorkoamą, Zanoachą, Kainą, Gibėją ir Timną. Iš viso 10 miestų su jų kaimais. Halhulą, Bet Cūrą, Gedorą, Maaratą, Bet Anotą ir Eltakoną. Iš viso 6 miestus su jų kaimais. Kirjat Baalą, Kirjat Jearimą ir Rabą. Iš viso 2 miestus su jų kaimais. Dykumoje Bet Arabą, Midiną, Sechachą, Nipšaną, Druskos miestą ir En-Gedį. Iš viso 6 miestus su jų kaimais. Tačiau jebusiečių, Jeruzalės gyventojų, Judo giminė neįstengė išvaryti. Jebusiečiai liko gyventi Jeruzalėje iki šios dienos.